Labas vakaras, kelios valandos vakare prieš sutemstant nutariau išplaukti su avižadrebiu, pabandyti pagauti kažką, tai kojytę, kokią raudelę, ar baltą žuvį kokią, ar ešeriuką gal. Nu, vat, praleist kelias valandas ant vandens. Tai plaukiam su kajaku. Negalvojau, kad tokios bangos bus, bet atviroj vietoj tai bangos stiprios. Tai reiks plaukt kažkur tai užuovėjos, nes čia ant atviro vandens nieko gero nenusimato. Va toks kajakas, ryškus. Meškerė, daiktai ir nieko daug nereikia. Yra ir pedalai kajako. Bet kol kas atsispirt reikia nuo kranto, kol seklu su irklu. Nu, tikiuosi rasiu užuovėje, kur tos bangos manęs neapvers. Mynimo sistema. Gerai, čia keli daiktai. Avižadrebio. Nu ir plaukiu ieškot kažkur tai užuovės. Varome į lankėlę. Tokia reiktų pristabdyti. Manau, pamėginti, pamėtyti reikia. Gerų vietų šiandien tikrai nebus daug, kur galima užmest. Avižadrebis. Mano jau surištas, paruoštas. 0,2 avižėlė. Ir masaliukas toks žalsvas tamsiai. Nu ką, pamėtom. Ten matas šokinėja, vienur kitur žuvytė paviršiui tokia. Matyt, žuvis irgi pasislėpusios nuo didesnio vėjo. Į lankėlėse kokiuose tai. Ir pavasarį šiaip į lankėlėse jos būna, nes ieško šiltesnio vandens iš tikro, kur greičiau iššyla ten. Kad ir pusę laipsnis jau daug ką duoda. Plius jau ten kojas kaip ir nerštų jau ruošiasi. Visos būriuojasi seklumose prie vandens žolių kažkur tai. Na, užmetimas tai neįtin tolimas mano. Kažkas daužė. Žolės. Bebras. Bėga nuo manęs. O čia yra vairas. Gale pelekas, kuris juda ir gali reguliuoti kryptį, kur plaukti. Taip visai patogu iš tikrųjų. O jeigu dar kažkas tai jau labai reiktai, visada yra irklas pašoniai. Labai tas patiko, kad 2 dalių telpa į mašinos bagažinę lengvai. Nereikia ten ant stogo kelt ar kažkur tai ten atskirai priekabui vežt kokioj. Iš bagažinės ištraukiai, sujungiai, viskas plaukia.
Taip kad toks variantas neblogas visai. Įlindau į tokią pelkę. Labai seklią vietą. Nu, ir čia tikrai turi būti kojyčių kokių tai. Pasišildyti atplaukusių žuvų, tai tik tai pagaut reikia. Kažkaip išerzint. Šiandien vėjuota gal ir nelabai, jam čia kokią dieną kipt. Ne pati geriausia. Ir žvejų iš tikro. Sąlygos kiek sudėtingesnės. O žuvim būna slėgis keičiasi kažkas tai ir kartais nenori kipt per vėją. O, buvo viena užkybus. Matyt, neapžiūojo visą. O, dar geriau dabar žolės. Nukanda uodegos galą. Va, yra. Nu, blin, vėl nepasikirt. Ir dar į nendrę. Ajajaj. Tokį violetinį uždėsiu. Masalą. Yra ešerys. Pirma dienos žuvis. Ant violetinių. Ne, neatrodo, kad nerštų. Gal jau baigė nerštų savo. Vos meškerė neiškrita. Nu, atsidarau. Gerai, violetinė ešerių mėgstama spalva, ne veltui. Labai daug laimikių ir nesitikiu šiandien. Bet va, pagaut. Keletą kokių gražesnių ešerių. Keletą kojyčių. Smūgė va kartais jaučiasi. Padauža, bet nepaima. Va čia susidėjau spalvas, kurias noriu panaudot. Tokias žalsvas va kažkaip čia mėgsta. Biški ir tokias šviesesnės jos, kažkiek matosi labiau. Čia va balta žuvis, gal labiau šitą. Domisi tokiam. Iš po krūmo kokį ešerį. Yra čia to žuvies, tai kažkaip jinai nenoriai, vat. Sakau, padaužo. Aš jau su 0,2 gramo avižėlė, tai nebėra kur plonintis, kur mažintis. Yra. Vėl ešerys. Tokia pat dydžia, kaip ir prieš tai. Kau čia
Tie ešeriai vien kimba. Jokios kojas, aukšlės, nieko. Nu va, prisikalbėjau. Raudelė. Sakiau, kad čia žuvies yra. Tik tai dydis toks, šiaip savo. Tas bangas čia biški sudėtinga ir valas. Gaunasi lanką daro, neįsitempia labai jau ten super tiksliai. Ui. Nu, bet kažkas tai išsikrapšta. Yra. Kuoja. Sakau, ant šviesesnė, o biški balta žuvis labiau. Tokia. Nu va tokia ir laimikiai su avižadrebiu. Gali ir didesnis papult kažkas tai. Nors ir tokius įdomu traukti iš tikrą. Dar viena labai jau maža raudė. Oi. Kažkaip rankas pašala, net nejaučiu. Nejaučiu užmetimo. Nu bet kažkas pasigauna. Žuvelių, sakau, yra čia tų nedidelių tokių. Ir viena kita pasikabina. Taip visą dieną saulė švietė ir kaip tik vakare sugalvojau, išlįst pažvejot, apsiniaukė. Atrodo, kaip koks lietus kauptųsi. Nu, ar taip, nu kaip tyčia atrodo. Čia šiek tiek apgaudžiau, dabar plaukiu toliau kur nors, vėl kokią įlankėlę gal paieškosiu ramesnę ir ten pamėtysiu. Nes čia ir vėjelis yra toks žvarbus. Ir laikas keisti vietą. Jau kitoj vietoj kojytė. Viena už kitą mažesnės. Jokios didesnės, tokio bonusiuko jokio nepapuola. Čia irgi matau, aha, vėl dauža paviršių čia jos. Mailiuko yra paviršiui. Trauki, bam, smūgis. Tai kažko tai nepasikabina. Tik pakalbėjau apie bonusiuką. O, gražus ešerys. Nu va ir bonusiukas. Toks jau gerai duoda. Meškerė lanksta. Tamsus gražus. Toks kaip pelkinis.
Nu va. Taip norėjau bonusą ir gavau. Nors ir saulė nebešviečia, bet visai čia smagu darosi žvejoti. Gal čia daugiau tokių yra? Čia kažkaip gylio daugiau. Kokia 1,5 metro. Ir taip palei dugną pasikabina ešeriukas. Dar viena įlanka. Turi čia žuveliokų būt. Čia gal kokių ešeriukų labiau. Nebedaug ir beliko žvejybos laiko. Bus greičiausiai paskutinė vieta. Tai žolių matau yra. Ir nemažai žolių. Prabėga tos kelios valandos žvejybos labai greitai. Pasigavo kelios žuvytės. Nu, kažko daug ir nesitikėjau, bet ir bonusiukas, ešerys vienas gražus, palankstė meškerę. Tai visai smagu. Pasiplaukiau, o su baidarė, kojas pramankštini, labai šiaip patogu. Ir klot, kad nereikia, o su kojom mini ir plauki. Gali tuo pačiu metu ir žvejot, mėtyt meškerę, rankos laisvas, neužimtas. Tai visai gerai. Manau, dar ne vieną kartą išplauksiu aš su šitą baidarę. Nes gan patogu pasirodė iš tikro. Tai jo šiam kartui viskas, ką čia daugiau. Nieko nebepagausiu. Visas vieteles aptikrinau tokias, kur įmanoma pamėtyt. Ką pagavau tą. Plaukiu krantan. Šiam kartui viskas ir susitiksim kitoj žvejyboj. Iki visiems.